Jis perspėja šį rytą. Visa civilizacija šią naktį žus, jei nebus susitarta vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Skaitykime toliau visą tekstą. Jis sako, visa civilizacija šią naktį žus ir niekada nebegrįš. Aš nenoriu, kad tai įvyktų, bet tikriausiai taip ir bus. Tačiau jei įvyktų visiškas režimo pasikeitimas, kai įsivyrautų protingesni ir mažiau radikalų žmonės, galbūt galėtų nutikti kažkas nuostabaus. Kas žino? Sužinosime šią naktį, viena svarbiausių akimirkų ilgoje ir sudėtingoje pasaulio istorijoje. 47 metai prievartos, korupcijos ir mirties pagaliau baigsis. Dievas telaimina didžiąją Irano tautą. Taigi dar kartą tai buvo prezidento Trumpo žinutė prieš kelias akimirkas čia, Truth Social platformoje. Taip pat norėjau pasidalinti ir šiuo. Prieš kelias dienas prezidento Trumpo paskelbta žinutė Truth Social platformoje, kai jis davė Irano režimui laiko iki šiandienos 20 valandos rytų pakrantės laiku paskelbti paliaubas, kurios apimtų ir Hormūzo sąsiaurio atidarimą iš naujo. Jis sako, antradienis bus elektrinės ir tilto diena. Viskas kartu Irane, nieko panašaus nėra buvę. Atidarykite sąsiaurį, jūs bepročiai niekšai, arba gyvensite pragare. Tiesiog palaukite. Šlovė Alachui. Donaldas J. Trumpas. Dabar taip pat norėjau tuo pasidalinti, nes mes tai sužinome irgi šį rytą. El-Svaiva surengė 10 atakų prieš karinius taikinius Irano Hargo saloje praėjusią naktį ir ankstyvą šio ryto valandą. Tai patvirtino aukštas Svaiva pareigūnas, kuris kalbėjo su Fox News. Prezidentas Trumpas praėjusią savaitę pasiūlė surengti atakas prieš Irano bastioną po grasinimų vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Vienas pareigūnas teigė, El-Svaiva smogė 10 karinių taikinių Šargo saloje. Per oro antskrydžius šiandien buvo bombarduojamas Teheranas, o Irano pareigūnai paragino jaunimą sudaryti gyvasias grandines, kad apsaugotų elektrines, likus kelioms valandoms iki Trumpo nustatyto termino Islamo Respublikai. Trumpas pratęsė terminus, tačiau nurodė, kad 8 valandą vakaro Vašingtone yra galutinis terminas, o tai sukėlė nerimą Iranams. Jis pagrasino sunaikinti Irano elektrinės ir tiltus, kaip paskelbė Truth Social platformoje, jei Teheranas neatlaisvins eismo sąsiauryje, kuriuo keliauja 5% pasaulio naftos. Irano lyderis sakė, kad 14 milijonų žmonių, įskaitant jį patį, savanoriškai pasiruošė kovoti. Nors Iranas negali prilygti Jungtinių valstijų ir Izraelio ginklų sudėtingumui, jo kontrolė sąsiauryje sukelia pasaulinius nuostolius ir spaudžia prezidentą Trumpą tiek šalies viduje, tiek užsienyje spręsti aklavietę. Įsitraukusios valdžios institucijos teigia, kad derybos tęsiasi, tačiau Iranas atmetė naujausią Jungtinių valstijų pasiūlymą ir nebuvo aišku, ar susitarimas bus pasiektas prieš prezidento Trumpo grasinamus išpuolius. Pasaulio lyderiai ir ekspertai perspėja, kad tokie išpuoliai gali būti laikomi karo nusikaltimu. Dar kartą tai pabrėžiu, nes prezidentas Trumpas ką tik paskelbė apie tai Truth Social platformoje. Taip pat pranešėme, kad išpuoliai smogė Iranui, įskaitant gyvenamuosius Teherano rajonus, žuvo beveik 30 žmonių. Iranas paleido ugnį į Izraelį ir Saudo Arabiją, laikinai uždarydamas svarbų tiltą. Dabar kalbant apie antradienio terminą, jis perspėjo. Visa šalis gali būti sunaikinta per vieną naktį. Jis pasakė, Irano tiltai bus sunaikinti iki rytojaus vidurnakčio. Ir pridūrė, elektrinės sprogs liepsnose ir taps netinkamos naudoti. Visą tai vakar spaudos konferencijoje pasakė prezidentas Trumpas, kai jis kalbėjo. Atsakydamas, Iranas pakvietė visus jaunus žmonės, sportininkus, menininkus, moksleivius ir studentus, taip pat jų dėstytojus, sudaryti gyvasias grandines aplink šias elektrines. Norėčiau pasidalinti keliais prezidento Trumpo ir viceprezidento J.D. Vance'o komentarais. Ką tik girdėjome, kaip viceprezidentas kalbėjo Vengrijoje prieš kelias minutes, kur jam buvo užduotas klausimas apie Iraną. Noriu pasidalinti šiuo atsakymu su jumis. Jūs klausėte apie Kargo salą. Kiek supratau iš Pito ir generolo Keino, mes ketiname atakuoti karinius taikinius Kargo saloje. Manau, kad jau tai padarėme. Nes laikomės prezidento nustatyto termino ir jis buvo aiškus. Mes nepulsime energetikos ir infrastruktūros objektų, kol Iranai pateiks ar nepateiks priimtino pasiūlymo. Tačiau jis nustatė terminą iki antradienio 8 valandos. Todėl nemanau, kad žinios iš Kargo rodo strategijos pasikeitimą ar kokius nors Amerikos prezidento pozicijos pokyčius. Jis visada sakydavo, kad terminas yra 8 valandą. O kam skirtas tas terminas?
Iš esmės tai, ką Iranas bando padaryti, nes buvo nugalėtas karinė prasme, yra bandymas sukelti kuo didesnį ekonominį skausmą pasaulyje. Ir Jungtinių valstijų prezidentas žino, kad jei Iranai nori sukelti tam tikrą skausmą, amerikiečiai turi galimybę sukelti daug didesnį skausmą. Dar kartą viceprezidentas Vansas ką tik atsakė žurnalistui apie naujieną, kurią pasidaliname. Pasak Fox News, JAV bombardavo Irano karinius taikinius Kargo saloje naktį, įskaitant bunkerius, radarus ir amunicijos sandėlius. Tai, dar kartą, viskas pagal Fox News. Kaip minėjau anksčiau, prezidentas Trumpas vakar spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose kalbėjo apie Iraną. Dabar noriu Jums parodyti 2 minučių ištrauką. Negaliu dabar kalbėti apie ugnies nutraukimą, bet galiu pasakyti, kad mūsų veiksmai yra gana aktyvūs. Kitoje pusėje yra nusiteikusi dėrėtis pusė. Jie norėtų pasiekti susitarimą. Negaliu pasakyti daugiau, bet jie norėtų. Prezidente, jūsų žinutė pasikeitė iš karas baigėsi į mes subombarduosime Iraną iki akmens amžiaus. Ir mes girdėjome įvairių tokių žinučių. Žinoma, tokios žinutės. Tai koks atsakymas? Ar jūs tai užbaigsite? Ne. Ar tai eskaluojasi? Ne, sakau tau, nežinau. Negaliu pasakyti. Tai priklauso nuo to, ką jie padarys. Tai kritinis laikotarpis. Jie turi terminą iki rytojaus 8 valandos. Aš jiems suteikiau pratęsimą. Jie prašė 7 dienų pratęsimo, tiesa? Aš pasakiau, Styvai, duok jiems 10 dienų. Iš tikrųjų, tie 10 dienų baigėsi šiandien. Taigi netiesiogiai daviau 11. Maniau, kad būtų netinkama kitą dieną po Velykų. Noriu būti geras žmogus. Jie turi laiko iki rytojaus. Dabar pažiūrėkime, kas nutiks. Galiu tau pasakyti, kad jie derasi sąžiningai. Pažiūrėsime. Gauname pagalbą iš kelių nuostabių šalių, kurios labai nori, kad tai pasibaigtų. Ne, ši situacija taip pat juos stipriai veikia. Daugelis žmonių tai paveikia, bet mes jiems suteikėme laiko. Mes suteikėme laiko iki rytojaus 8 valandos vakaro rytų laiku. Po to jie nebeturės tiltų. Jie nebeturės.